visiškai nesvarbu, ar toks tipo valymo renginys, ar aukštesnis, ar spalva jo kitokia, tai nėra jokio skirtumo. Svarbu, kad turėtų tinkamus, aišku, dokumentus, atitiktų išvalymo visus parametrus. Ką noriu pabrėžti, šitą įrenginį gali sumontuoti Sigis, šitą įrenginį gali sumontuoti koks Algis, šitą įrenginį gali sumontuoti koks Petras, ar ne? Bet mes turim ir tą patį Algį, tą patį Sigį, tą patį Petrą, bet jie dirba įmonėje. Tai reiškia pilnos garantijos, pilna atsakomybė iš įmonės veiklos ir nereikės sukti galvos, pergyventi, kad Sigis ar Petras kažko nepadarė ir nekokybiškai atliko savo darbus. Ir dažniausias atvejis būna toksai, kad paskambina, Sigi, atvažiuok su tvarkyk, negerai padarei. Sigis sako, nieko aš tau nedariau, ko tu nori iš mane. Tai vat, įmonei paskambinus, pasakysit, kad Sigis dirbo ir montavo valymo įrenginius, tai jie sureaguos, atvyks ir padarys taip, kaip priklauso. Tai vat, nepamirškit, svarbiausia yra garantijos ir kokybiškai atliekamas darbas.